Sveiki, čia NKTV, mes vis dar eteryje. Ir nemaža dalim dėka to, kad vis tik atsirado šauni chebrytė, kuri nutarė visiškai nemokamai, visiškai neatlygintinai montuoti mūsų laidą. Noriu iš anksto padėkoti kompanijai artcup.lt už tai, kad ėmėsi šio, ganėtinai sudėtingo ir atsakingo darbo. Tai pirmasis jų blynas, jeigu kas bus netaip labai nepykite, bet kuriuo atveju dabar jie gali pasinaudodami tuo, kad turi kompiuterį savo rankose ir uždėčiau kokį nors titrą, ar ne, savo, pavyzdžiui, interneto svetainės adresą dabar čia taip uždėt, šaunoriai. Gerai, viskas. Metas pradėti NKTV. Pačioje laidos pradžioj noriu perduoti labų dienų. Labų dienų ko gero jauniausiam NKTV žiūrovui. Jo vardas yra Egidijus. Egidijų aš sutikau vaikščiodamas mieste prieš porą dienų. Beje, galbūt yra kažkas dar jaunesnis, kas žiūri NKTV. Mieli tėveliai ir mamos, atsiųskite nuotrauką. Parodysime jūsų mažylį, jeigu jūs iš tikrųjų žiūri NKTV. Štai čia ant mūsų ekrano. O dabar iš tikrųjų pradėkime ir pradžia visuomet reiškia, kad mes pažiūrime, kaip gyvūnėlis naudojasi technologijomis. Šį kartą katinas vardu Rainis, kuris moka skrečiuoti. Scratch on the techniques. Pradėkime nuo naujienų. Mūsų laida ir pirmoji naujiena yra ta, kad Britanijoje gyvenantiems lietuviams bus sudėtingiau parsipūsti nemokamo softo ir filmų, kadangi svetainė The Pirate Bay nuo šiol greičiausiai nebus prieinama Britams. Taip nusprendė Britų teismas, kuris uždraudė ir sako, visi interneto tiekėjai dabar pat užrakinkit The Pirate Bay, nes negerai. O visi turinio gamintojai, įrašų ir leidybos kompanijos paplojo rankutėmis. Pagaliau Facebookas nuveikė kažką naudingo. Iš tikrųjų, sveikintina ir gera iniciatyva. Dabar Facebooko vartotojai gali paskelbti, ar jie norėtų ar ne būti organų donorais. Žodžiu, jeigu jums kažkas nutiktų, ar jūs atiduotumėt savo vidaus organus kitiems žmonėms, kuriems dar reikėtų gyventi. Manau, kad reikėtų tą padaryti. Tai štai, koks poveikis šitos opcijos, ogi galingas, pasirodo, kad Kalifornijoje donorų registracijų padaugėjo net 800%. Tikrai skaičius įspūdingas. Facebookas šaunuolis. Lietuviai, net ir Afrikoje lietuviai. Ir kalbu apie gerasias, pozityvesias, versliškasias lietuvių pusės. Štai turiu tokią žinią, kad jungtinis lietuviško kapitalo bendrovių SIR.EU ir Seminate prieš 1,5 metų pradėtas vystyti mobilaus interneto portalas MoboFree perkopė 1 milijono registruotų vartotojų ribą. Tas portalas veikia Afrikoje ir Azijoje, skirtas tom šalim. Socialinis tinklas MoboFree vartotojams padeda susipažinti su naujais žmonėmis, susirasti antrąją pusę ir mokytis naujų dalykų, neišeinant iš namų. Thumbs up, hebrytė. Ar pamenat Instagram programėlę mobiliajam, kuri buvo nupirkta Facebooko už $1 milijardą, ne per seniausiai. Štai nauja žinia, kad Instagramu jau naudojasi 50 milijonų žmonių visame pasaulyje. Kas yra įdomu, kad visai neseniai šitas skaičius buvo tik 40 milijonų žmonių. Štai telefonas, su kuriuo susijusi nedidukė staigmena, dar laukia jūsų. Telefonas yra Nokia Lumia 800, turiu jį čia rankose. Ir turiu žinią, kurią matote štai čia ekrane, pasirodo, kad vienas bičas išardė šį telefoną ir modifikavo taip, kad jis būtų kraunamas bevėlių būdu. Nereikia kišti jokio laiduko su įtampa į telefoną. Yra tasai taip vadinamas touchstone padas be vėlio įkrovimo ir galima taip padaryti, kad šitą Nokia būtų galima krauti be jokių laidų. Tikrai neblogai. Tiesa, bičas nagingas ir ties projektu sugaišo maždaug 12 valandų, bet pasirodo, kad tai įmanoma. Jeigu jūs artimiausių metų netyčia būsite Osakos regione, o konkrečiau Nišo šitame mieste, užsukite į vieną kirpyklą, kur jums galvą išplaus
robotas. Štai tokį robotą dabar testuoja Panasonicas. Robotas yra skirtas vyresniem ir mažai įgaliem žmonėm. Žiūrėkit, ką jisai daro. Purškia šampūną ant jūsų galvos ir 24 roboto pirštukai maloniai masažuoja galvą. Panasonicas teigia, kad pojūtis yra kur kas malonesnis negu žmogiški prisilietimai. Kaip jau minėjau, jeigu būsite Nišomijos mieste Japonijoje, užsukit. Ar žinote, koks yra greičiausiai perkamas visų laikų kompiuterinis žaidimas? Tai yra Call of Duty Black Ops Activision produktas. Kodėl apie jį kalbu? O todėl, kad Activision paskelbė, jog bus Black Ops 2. Negana to paskelbė, kad bus, bet ir pristatė reklaminį šio žaidimo filmuką. Čia matote jo fragmentus. Kas dar? Dar daugiau veiksmo, dar daugiau žemėlapių ir dar daugiau šaudynių. Va, bet kuriuo atveju visas pasaulis labai jo laukia. Mes taip pat aišku, kad pristatysime laidoje NKTV. Žiūrėkit, aš vis dar turiu 2 sumaniuosius telefonus. Vienas mano senukas iPhone'as su vis dar suskilusiu ekranu. Ir naujas, kuriuo aš dabar kaip ir naudojuosi kiekvieną dieną, Nokia Lumia 800, prie jo mes dar grįšime netrukus. O dabar išspręskime reikalą su mūsų senuku. Nes ne per seniausiai man parašė Paulius iš svetainės mobilieji.com. Na, mobilieji.com užsima, kaip suprantu, telefonų remontų. Ir Paulius sako, atnešk Ernestai mums savo telefoną, mes jį tau sutaisysime. Pauliau, aš tau jį atnešiu ir tikiuosi, kad po savaitės, kai mes filmuosime laidą, aš galėsiu pasidžiaugti savo atjaunėjusių ir sutaisytų iPhone'ukų. Tai dėkui Pauliui, nešu taisyti. Labai noriu atsisveikinti su šiuo dailiu Logitech peliuku mažu. Ir tą dabar padarysiu. Žiūrėkit, aš turiu kaip visuomet visokių jūsų SMS-ų ir reikėtų besti pirštu į tą, kas parašė noriu mauso. Aha, Omnitel abonentas. Taip? Taip. Gerai, dabar aš jam paskambinsiu. Jo telefono numeris yra 8622 0. Kol. Pažiūrėsim, ar žmogus susivoks, kas čia vyksta. Pakels? Pakels. Labas. Labas. Kas čia? Kas čia? Mindaugas. Mindaugai, sveikas, ir žinai, kas tau skambina? Nu, kaip ir. Nu, sakyk drąsiai. NKTV. Teisingai, kodėl? Matyt, kad pelę laimėjau gal. Nu tikrai, Mindaugai, tu laimėjai pelę. Pasidžiaug dabar. Nu, džiaugiuosi, žiūri. Negali patikėti, ne? Negaliu. Gerai, pelė yra iš tikrųjų tavo, turiu dabar ją savo rankose ir kiek vėliau aš tau paskambinsiu ir paaiškinsiu viską, kaip tu ją gausi. Gerai? Ok. Tvarkoj. Tu gali patvirtinti, kad tu nesi mano draugas ar giminė? Ne, nes tikrai. Va, kaip žmogus patvirtino. Gerai, Mindaugai, ačiū, kad žiūri iki. Gerai, ate. Tai va. O. Dabar bus naujas konkursas. Draugai, žadėjau jums staigmeną. Malonę staigmeną iš tikrųjų, ko dar nebuvo mūsų internetinėme sezone. Ir tęsiesiu savo pažadą. Žiūrėkit, netaip seniai Nokia man davė telefoną. Sako, imk, turėk, Lumia 800, naujas produktas Lietuvoje. Porą savaičių aš su juo gyvenau. Kasdieną vartojau, net buvau į užsienį išsivežęs. Tikrai nenubrozdinau, ekranas yra tvirtas. Ir prašė, kad aš pasakyčiau, iš tikrųjų sąžininkai, ką aš manau apie Windows Phone operacinę sistemą. Žinokit, gerai. Iš esmės gerai. Ar aš keiščiau savo iPhone'ą į šį telefoną? Ne. Bet visiškai ne dėl objektyvių priežasčių, ne dėl to, kad jis yra prastesnis. Dėl to, kad tiesiog, kad aš iPhone'ą pamilau ir norėčiau turėti jį ir toliau. Ir kažkaip galvoju, padovanosiu aš šį aparatą jums. Naudotas nedaug, manau, kad viskas bus jums ok. Nepardavinėkit, turėkit savo. Ištrinsiu, bus švarus, yra dėžutė, yra 2 metų garantija. Nokia Lumia 800 NKTV žiūrovui. Kaip laimėti? Labai paprastai. Parašykite mums SMS žinutę. Rašykite NKTV, tada palikite tarpą ir rašykite noriu Lumia. Ne Lumijos, nes negražu. Lumia. Siūskite numeriu 1670. SMS kaina 2 litai. Po savaitės, vėlgi tokiu būdu, skambučiu jau galbūt ne iš šio telefono, bet iš sutaisyto iPhone'o, rinksim telefono savininką. Pirmin. Beje, mielos firmos, mėly gamintojai ir mėly žymių gamintojų atstovai.
Ašgi pagalvojau, kodėl jums nepradžiuginus NKTV auditorijos? Taip kaip padarė Nokia, padovanodama prizą. Duokite savo prizus, mes mielai atiduosime juos NKTV žiūrovams. Parašykite mums info@nktv.lt. Rimtai, geras pasiūlymas, pinigų už tai neimsim. Na ką, žiauriai gera žinia yra ta, kad mūsų vadybininkė Kristina pagaliau prisiruošė išnešti savo dailės kojytes ir nuvažiuoti į dizaino firmą ir pagaliau paimti jum priklausančius NKTV marškinėlius. Naują partiją. Ir dabar aš Valdo paprašysiu pametėti man marškinėlius. Pametėk, prašau. Pametėk. Duok marškinėlius, sakau. Duok. Taip, marškinėlius. Ir dabar aš... Kodėl? Ir dabar aš noriu visiems pasakyti, ką jūs galite laimėti. Štai naujo modelio vasariški NKTV marškinėliai. Kaip juos laimėti? Žiūrėkite, žiūrite mūsų nktv.lt svetainėje, tai viršui, virš video lango, spauskite mygtuką rekomenduoti. Ir Google Plus žiūrovai, dėl naudotojai taip pat gali tą padaryti. Va, po savaitės, kiek ramesnėmis aplinkybėmis, aš tikiuosi, kad galėsiu jums padovanoti štai tokį vasarišką prizą. Knisom mes su Valdu tą NKTV archyvą ir atradom, kad pasirodo, prieš 10 metų mes turėjom tokią juokingą rubriką. Vadinosi pagalba. Ir tuo metu mes dirbom su viena kontora, kuri yra dar iki šiol ralinga. Nežinai? Nežinai. Turbūt, kad yra ralinga, ne? Šauni chebra tuo metu buvo ir štai kaip kartu su ralinga mes tada darėm pagalbą. Pažiūrėkite, gal tas senasis patarimas pravers jums ir dabar. Ralingos pagalba laidoje. Bandysime padėti išspręsti mūsų žiūrovo Vilniečio Donato problemą. Jisai nusipirko darbinės atminties 128 MB, šalia jau kompiuteryje turėtų 128 MB. Ir jis tiesiog nekarto nėra atidaręs kompiuterio korpuso ir norėtų sužinoti trumpas instrukcijas, kaipgi įdėti ten darbinę atmintį. Paprašysime padėti, pakonsultuoti šiais klausimais bendrovės Ralinga kompiuterių serviso inžinieriaus pono Viktoro. Pirmiausia, reikėtų atjungti visus laidus, atsidaryti kompiuterį ir susirasti tuščią atminties lizdą. Prieš įmant į rankas atminties blokelį reikėtų įsižeminti, arba jeigu nėra tos galimybės, bent jau pasilaikyti už korpuso, kad sumažint statinį krūvį. Kadangi atmintis yra labai jautri statiniai elektrai ir gali būti sugadinta. Vertėtų atkreipdėmėsi į raktinę išpjovą kontakto eilėje, kad neįdėti atminti kitą pusę. Ir šiek tiek naudojant jėgą, tiesiog įspausti atmintį į lizdą. Jeigu mes dabar su Valdu sugalvotume pasikviesti visas rubrikoje NKTV merginos pristatytas damas ir mergaitės, mes jų čia tikrai nesutalpintume, nes jau yra pristatytos 65 gražuolės. Keliaujame toliau, kas dar žiūri NKTV. NKTV žiūri 66-oji Gabrielė Brazdžiūnaitė iš Panevėžio, 16 metų, 10 klasėje. Gabrielės svajonė dirbti kosmetologe. Gabrielė, taikyk šiek tiek aukščiau. 67-oji Nijolė Liutvinaitė. Kaip įdomiai jin susipažino su NKTV. Per vaikiną be jokios abejonės. Iš pradžių žiūrėjo per prievartą, o po to pradėjo patikti. Nijolė, tu mums su Valdu taip pat patinki, taip? Va, Valdas nusiuntė bučinį. Kokį šlapį, kam tokį gašlų tu? Vaikinai turi. Gerai, 68. Ignytė Buinauskaitė. Žiūri taip pat mūsų laidą. Ir 69-oji Daiva Kentraitė iš Pasvalio. Patinka mūsų Alvidukas Daivai. Paskutinė mergina šiandien Lina Paulauskaitė, kuri yra 21, studijuoja vadybos informacinės sistemas. Nuotrauka akivaizdu, kad daryta prie Didžiojo kanjono, ne? Ar kur nors kitur Amerikoje. Tai va, merginos, jeigu jūs esate ir jeigu dar neatsiuntėte mums savęs, atsiųskite adresu info@nktv.lt. Nuotrauką su trumpu aprašymu. Ir mes jūs garbingai parodysime mūsų virtualiame garbės ekrane. Įkiškime nosį į kokį nors įdomesnį interneto užkabarį. Štai, man patinka beje vienas toks dalykas, kai mes laidoje pristatome jums puslapį, o po to po savaitę sulaukime iš karto reakcijos. Tai reakcija tokia yra iš Modesto Ubarto, nes prieš savaitę mes rodėme jums Psycho Paint, kuomet jūs į svetainę įkeliate nuotrauką ir po to pieštuku padarote iš jos nevatai piešinį. Tai vat, kaip Modestas nuspalvino savo draugę, pažiūrėkime. Nu, pasakiau žodį nuspalvino, gal padarė kūrinį. Nutapė, va, nutapė. Žiūrėkit, kaip gražiai nutapė kūną. Galima net pagalvoti, kad čia yra
tapyta. Tačiau ties veidu, Modestai, tu pagailėjai teptuko, nes vis tik liko originali nuotrauka. Tai dar patobulink ir atsiųsk mums, gerai? Žodžiu, vat su tokiu dalyku mes pradedam šios dienos tinkle. O dabar pirmas puslapis, na, toks jau pilnas laidoje. Jis yra surastas mūsų kolegos Valdo. Valdas jį atsiuntė kažkodėl į mano... Galėjai paprašiau padaryti, galėjai pasakyti, čia koks linkas, kam tu siunti, kam tu visą to oficialų kelią darai, ką? Sąžiningas darbuotojas, šaunuolis. Pažiūrim, ką jis mums atsiuntė. Štai, draugai, Valdo surastas žemėlapis. Viskas yra nuspalvota įvairiomis spalvomis. Aš žinote, ką reiškia spalvos. Tai reiškia, kad toj šaly su tam tikra spalva moteris turi tam tikro dydžio liemenėlės. Va. Kur yra didžiausios liemenėlės? Nežiūrėkit, dydis yra nuo A iki D ir daugiau A mažiausi, D didžiausi ir aukščiau. Tai vat, Rusija, Suomija, visa Skandinavija šviečia savo gražiai didesnių negu D dydžių. Žiūrėkit, kur yra mažiausios liemenėlės parduodamos? Kinijoje, Tailande, Indonezijoje, Afrikos viduryje. Kaip jums atrodo, kokio dydžio liemenėlės parduodamos Lietuvoje? A vat, nueikit, pažiūrėkit ir pamatysit spalvą. Prieš savaitę aš supykau, kad gadžetukė, kuriame yra visos lietuviškos radio stotės, iš tikrųjų yra ne visos radio stotės lietuviškos ir nėra tos, kurioje aš dirbu. Radio stoties Radio centras. Tai štai, Vytautas atsiuntė naują gadžetą ir dabar aš jums įrodau. Tikrinam, ar yra tas, kas turi būti. Iš čia mes tą gadžetuką prasipučiam ir paleidžiam. Taip, ieškom. Prašau, Radio centras. Na, reikėtų tik šios stoties pavadinimą rašyti kaip vieną žodį, bet nesvarbu, svarbu grotų, žiūrim, ar groja. Groja, groja. Kas dar čia yra? Nu, Marijos radijas. Mūsų su Valdu mėgiamas. Ar jis groja? Groja. Valdai, kas groja? Poteriai. Netrikdykime radio programos savo nesąmonėm ir pasidžiaukime, kad gadžetas veikia dar geriau. Yra toks bičias, kuriam aš labai noriu paspausti 10. Eligijus Kiudys. Taip. Eligijus Kiudys atsiuntė mums krūvą interneto svetainių. Ir sako, štai jums geri puslapiai, bet už tai aš norėčiau mokesčio. Nu, gerai, tas mokestis tai bus jo paties sukurtos svetainės pristatymas. Gerai, Eligijau, pristatysim ir tavąją, bet prieš tai tavo gerieji puslapiai. Žiūrim pirmasis. Wiki Paintings. Tai yra, taip, tai yra meno, tapybos biblioteka. Žiūrėkit, labai paprasta. Einate į Artists. Tada, tarkim, pagal abėcėlę pažiūrime, kiek čia yra tapytojų, o jų čia yra gyvas velnias. Na ir išsirinkime... Ne taip ir svarbu. Turbūt, kad išsirinkime... Pavyzdžiui, va, Francisco Goya. Šis beitas apie jį, epocha atstovaujama ir... Žiūrėkit, čia yra, na, rekomenduojami jo meno kūriniai. Galima pagal stilių peržiūrėti visus jo kūrinius. Na ir toliau šiek tiek detalesnis grupavimas. Bet pažiūrėkim į kokį nors, pavyzdžiui, štai. Nekaltosios mergelės gimimas. Puiku. Galima pažiūrėti informaciją, metai, kur šiuo metu yra šis paveikslas, na ir aišku, pasižiūrėti. Ir bet kuriuo atveju galite vartyti pirmyn atgal, žiūrėti Francisco Gojos paveikslus. Labai man patiko ir labai mes čia su Valdu kažkaip tai užsikabinam ir brausinom po pasaulinio paveldo biblioteką. Gerai, antrasis Eligijaus puslapis yra apie vaizdus iš kosmoso. Pažiūrėkime. Žiūrėkit. Žmonės čia siunčia savo surastus Google Earth vaizdus. Pavyzdžiui, Turkmėnija, Balkanas. Patinka arba nepatinka. Tarkim, vaizdas patinka. Duodamas kitas vaizdas, man šitas nepatinka. Va, šitas man patinka, kas čia yra. Florida. Laivynas amerikonų, kaip palmės matos. Patinka. Nu, atsiprašau jau.
Turkmenistanas, kas čia per velnimą, nesuprantu, kas čia yra, nepatinka. Štai, čia turbūt bus kokia Venecija, Italija. Žodžiu, labai fainai, labai gerai viskas padaryta, tiesiog balsuojate, patinka, nepatinka ir žiūrite Žemės vaizdus iš palidovo. Kas turi naminį žvėriuką? Tu ir tu. Valdas neturi Valdai. Ką tu turi? Ežiuką. Įsivaizduokime, kas būtų, jeigu Valdo ežiukas turėtų Valdo akis. Pažiūrėkime. Puslapis, kuriame naminiams gyvūnėliams yra įfotoshopintos šeimininkų akis. Štai šunelis su šeimininko akimis. Štai dar viena šunelis su šeimininkės akimis. Štai pablūdęs šeimininkas su savo kačiuku ir kas būtų, jeigu kačiukas turėtų tokias pat akis. Visko neatskleisiu jums, toliau puslapių žemyn galite važiuoti patys ir grožėtis keistais, tikrai keistais vaizdais. Na, ir dabar puslapis, kuris yra ne mūsų išrinktas, Eligijaus atsiųstas ir paties Eligijaus pagamintas. Tai yra užmokestis. Jo pristatymas yra užmokestis už prieš tai buvusius 3 gerus linkus. Nu, pažiūrėkime. Va, Minecraft Counter-Strike. Čia einam apačion ir čia yra meniu. Kontakt, videos, calendar, guestbook, download. Eikime guestbook. Ar kas nors kažką parašė? Ne, neparašė. Žodžiu, Eligijau, aš tikrai iki galo nesuprantu, kam šitas puslapis reikalingas, bet tu labai prašai ir tu labai gerus puslapius mums atsiuntei, todėl mes draugiškai parodėme į laidoje NKTB. Kiti galbūt žinos, ką čia veikia. Deividas Kavaliauskas gaus savo 30 sekundžių šlovės, nes dabar jo atsiųsta interneto nuoroda, kurioje jūs galite pasigaminti savo asmeninį žurnalo viršelį. Einate į Magazine Cover ir renkamės. Na, tarkim, aš norėčiau Playboyaus. Pasigaminkim savo Playboyaus viršelį. Reikia parašyti, pavyzdžiui, antraštę, ne? Tebūnie. Antraštė bus I'm sexy and I know it. Puikiai daina, ne? O čia bus Eugenijus Ostapenka. Štai, Eugenijus Ostapenka. Žiūrėkit, kas bus. Dabar aš išsirinksiu nuotrauką. Aš esu išsisaugojęs nuotrauką iš portalo 15min.lt. Tikrai prašau leidimo tik šiam reikalui ją panaudoti. Daugiau niekur platinama nebus. Ir sukurkime Playboyaus viršelį. Pasaka. Eugenijus Ostapenka. I'm sexy and I know it. Žiūrėkit. Bėda tik su šitų viršeliu yra, kad metai yra 2006. Bet nekreipiant į tai dėmesio, jūs galite gerokai nustebinti savo draugą ar draugę, nes galima ne tik Playboyų, bet pavyzdžiui Glamo žurnalą paimti. Prisinerčiame šiandien sočiai. Jeigu jums kažkas įstrigo, norėtumėt aplankyti kokią nors nuorodą, darykite tai labai paprastai. Štai po mūsų video langų, nes be abejo žiūrite mūsų svetainėje nktv.lt, yra visos nuorodos. O jeigu surandate internete kažką įdomaus, kas galėtų dominti plačiai Lietuvos publiką, parašykite tą nuorodą mums tiesiog Facebook'e ant sienos. Mūsų grupės adresas taip pat čia, ekrano apačioje. Štai taip, tinkle raukiame. Žiūrovai valdo rubriką, kurioje mes paviešiname tai, ką jūs mums parašote ir bandome atsakyti pačius įvairiausius klausimus. Pirmas klausimas buvo, kas susprogdino Alviduko balioną praėjusios laidos pabaigoje. Čia matote tą momentą, kuomet balionas buvo susprogdintas. Ir matote tamsią galvytę. Taip, be jokios abejonės. Ji priklauso mūsų Valdui, kuris dalyvauja štai čia filmavime, sėdi ir tyliai šypsosi į ūsą. Turi ūsą? Turi šiokį tokį, ne? Nerimti jau ūsai, ne. Gerai. Dar vienas jūsų laiškas. Mindaugas sako, štai aptiko Sinclair Research kompanija, kuri buvo įkurta 61 Anglijoje. Ir jį nustebino šis 72 metais pagamintas kompanijos įrenginys. Tai yra kalkuliatorius. Mindaugas klausia, ar neturėtų Sinclair Research paduoti Apple į teismą, nes jam kažkol čia labai panašu į 4 iPhone'o dizainą. Ar jums panašu? Nežinau. Mes kažkaip neturim nuomonės to klausimu. Gal panašu, gal ir ne. Čia jau kaip žiūrėsim. Toliau. Marius Mikšta siūlo, kad mes į YouTube įkeltume pačią pirmą naujosios komunikacijos laidą. Ir tai buvo, kiek aš dabar pamenu, 99 metų rugsėjais. Mariu, mielai tą padarytume. Bet tos laidos mes, žinok, neturim, nes tai buvo gūdus seni laikai, kuomet laidas mes įrašinėjom į štai tokias betakaminės kasetes. Ir kadangi tikrai laikai buvo sunkus ir mūsų režisierius Rytis nebuvo toks kruopštus ir rūpestingas, tai mes išleisdavom į eterį
laidą nuvežę į LNK ir po to kitą laidą rašydom į tą pačią kasetę. Tai žinok, rimtai, kaip baisiai tai beskambėtų, bet pačių pirmųjų laidų mes dėja neturim. Ok, kas dar? Donatas Sabonis atsiuntė mums šią nuotrauką ir klausia, gal mes susidomėsim. Donatai, aš nežinau, nėra čia ko domėtis, čia yra portalas lietuviškas ir yra įmestas visas NKTV sezonas, turbūt kaip torrentas. Man įdomiausia, kad ten parašyta režisierius, Ernestas Janšas, nesu aš režisierius. Tai jeigu tik mus platina per bet kokius įmanomus kanalus, mes už tai dėkit mus absoliučiai visur. Ir paskutinė žinia iš Simo. Gal galėtume mes ignoruoti laiškus su tais girtais ežiukais? Nebejokinga jau. Simai, mums taip pat nejuokingas serveris girti ežiukai, nes, kaip pagalvoji, girti ežiukai absoliučiai, nieko juokingo nėra. Ežiukas, kuris griuvinėja, ką dar gali ežiukas Baisu, ne? Ežiukas rūkė. Girtas ežiukas yra baisu. Tai mes nereklamuojam ir mums nejuokinga girti ežiukai. Tai tiek jūsų laiškų šiandien. Mes vis dar ieškome talentų ir panašu, kad suradome dar talentingų žmonių. Talentingi žmonės yra interneto televizija games.lt. Apie ją turbūt jau esate girdėję. Pagaliau sumetėme su jais skudurus ir pasiūlėme kartu rengti žaidimų rubriką. Hebrytė, Egidijus sutiko, sako, kodėlgi ne, pareklamuosite mus, mes jums duosime žaidimų. Tai va, pažiūrėkime, koksgi jų pirmasis žaidimas. Matau už pavadinimo, kad yra kažkoks Dirt. Tai čia bus koks Parnuškė, ne? Bus valdai. Kaip akis jos sužybo, kad jūs matytumėt. Žiūrim, ką games.lt televizija mums paruošė apie Dirt. 2, 1, go! They're on the rampage today. Jau gegužės 24 dieną, nuo ankstesnės žaidimo dalies praėjus metams, Steam sistemoje dienos šviesą išvys Dirt Showdown. Gražus sutapimas. Taigi, šį kartą būtent apie šį labai populiarios lenktynių žaidimų serijos atstovą šiek tiek ir papasakosime. Imam ir žiūrim, ką Codemasters mums žada šį kartą. Pradėti galima nuo to, kad dabar lenktynių žaidimai bus leidžiami su Codemasters Racing brandu. Paprastai ir aišku. Toliau seka dar viena naujovė – RaceNet Online sistema. Įdomi ir naudinga naujovė, apie kurią trumpai papasakoti galima tiek. Žaidėjo sukurtas profilis galios visiems Codemasters Racing žaidimams. Taip pat tai reiškia ir tai, kad visi iš šio padalinio išriedantis nauji žaidimai turės RaceNet palaikymą. Šaunu. Taip pat žaidėjai galės lyginti savo pasiekimus atitinkamuose žaidimuose su kitais žaidėjais, su jais varžytis ir dalyvauti kas savaitę vyksiančiuose turnyruose. Šitą jau šiek tiek primena EA prieš porą metų pristatytą Autolog sistemą. Panašu, kad geras pavyzdys užkrečiamas. Savaime suprantama, Codemasters sako, kad jų sistema bus geriausia. Matysim. Visgi, kyla klausimas, kodėl prie žaidimo pavadinimo prilipintas ketvertas, o pasirinktas Showdown. Atsakymas galbūt slypi tame, kad tai nėra visiškai tradicinis Dirt serijos atstovas. Šį kartą rungtyniausime 3 lenktynių tipuose. Pirmasis – žiedinės lenktynės, kurios bus paįvairintos kliūtimis, rampomis ir kelio sutrumpinimais. Antrasis – hoonigan pasirodymai, kuriuose sukinėsitės laisvų stiliumi. Tokie triukai išpopuliarino ralio legendą Keną Bloką, taigi bent jo fanai turėtų būti patenkinti. Ir galiausiai trečiasis – Demolition Derby, lenktynės, kuriuose taškai renkami už varžovų šonų lamdymą. Argi nesmagu? Pastarojo režimo pasistumdymai turėtų atrodyti išties įspūdingai. Codemasters įdėjo funkciją, kurios pagalba įspūdingus susidūrimus galima bus apžvelgti iš bet kokio kampo ir įkelti tiesiai į YouTube ir visą tai parodyti kitiems. Panašu, kad Dirt serijos fanų laukia dar vienas įtemptas ir adrenalino kupinas žaidimas. O visi, nekantraujantis jau dabar, gali išbandyti demo versiją, kuri yra pasiekiama Xbox Live, PS Network ir Steam pagalba. Taigi, griebiam vairus, gamepadus ir bet kokius kitus lenktynių žaidimų valdymui tinkamus agregatus ir lekiam į trasą. Nu ką, ačiū už tokį neseksualų purvą, bet kuriuo atveju games.lt televizija padirbėjo gerai. O dabar pažiūrėkime, kągi nuveikė per savaitę mūsų žaidimų rubrikos patriarchas Martynas, kurio antrasis vardas iki šiol nežinomas, nes ne vienas iš jūsų neatsiuntė teisingo antrojo vardo. Dėl to mes jums jo nesakysime ir prizo nedovanosime. Martynai, tavo žaidimas žaidimų rubrikoje, tikiuosi, kad tai bus ne RPG.
Tęsėme pasakojimus apie indie žaidimus. Šis iki mūsų rankas pakliuvo projektas Sword and Sorcery. Šis nuotykių žaidimas pasižymi ne tik kiek painių pavadinimų, tačiau ir originaliais veikėjais, patrauklia grafika, taip pat yra įtraukiantis, tik dėja greitai baigėsi. Sword and Sorcery herojė vienuolė karė Sitian. Ji toli nuo namų esanti būtybė, kuri nežinomoje žemėje vykdo įvairias užduotis, kurias jai diktuoja nuolat cigarą įsikandęs vyrukas. Kas jis per veikėjas? Bala žino. Tiesa, tai, ką matote šiuo metu savo ekranuose, yra šio žaidimo grafika. Tikrai taip, prie jos reikia priprasti. Tačiau, jei jums pavyks tai padaryti, pamatysite, kad ji nėra vien tik kampuota. Žaidime rasite daugybę humoro elementų. Galima pradėti nuo to, kad jau pačioje pradžioje susipažinsite su 3 karalystės gyventojais. Tarp jų mergaitė vardu Girl, medkirtys vardu Lockfella ir jo šuo vardu Dogfella. Panašaus humoro apraiškų rasite ir tolesnėse žaidimo dalyse. Tiesa, ne visur šiepsite jūsą. Yra čia ir liūdesio, melancholijos bei netgi gilesnių apmąstymų. Sword and Sorcery žaidimo procesas paprastas kaip 2x2. Jūsų užduotis rasti tam tikrus magiškus daikčiukus, vadinamus Trigons. Norėdami juos gauti, dažniausiai turite įvykdyti tam tikrą loginę užduotį. Tiesa, pastarosios nėra sudėtingos. Kartais, norėdami išspręsti užduotį, galite tiesiog aklai spaudinėti pelę ir laukti rezultato. Žinoma, tai pavyks ne visuomet. Užduočių įveikimas jums leis ne tik nugriebti ieškomą daikčiuką, bet kartais ir dramatiškai pakeis žemėlapį. Taip, vietoje ežero gali atsirasti kalva, vietoje jos ugnikalnis ir panašiai. Panašios transformacijos žaidime gana dažnos ir maloniai stebinančios. Kartais Sword and Sorcery turėsite ir pakovoti. Tiesa, mūšiai čia itin paprasti. Viskas, ką turite daryti, tai tiesiog spaudyti kardo ir skydo ikonėles, daugiau nieko. Tačiau nepaisant to, kartais atrodo, kad kaunatės už tėvynę epinėme mūšyje. Tokį įspūdį sukuria herojiška muzika ir kiti efektai. Sword and Sorcery įveikti galite vos per kelias valandas, tačiau galite užstrigti ir ilgiau, jei norėsite tiesiog pasigrožėti žaidimo pasauliu ir jį tyrinėti. Būtent tai ir patariame padaryti, nes šis žaidimas, juo tiesiog mėgaujantis, gali pateikti ne vieną malonų ir netikėtą siurprizą. Pirmoji gerosios chebrytės artcup.lt sumontuota NKTV artėja prie pabaigos. Ir šioje vietoje norėčiau laidos kolektyvo vardu paprašyti atsiųsti mums gėrio SMS. Aišku, jeigu laida patiko. Žinutėje rašykite NKTV, išsiųskite numeriu 1670. Pranešimas jums kainuos 2 litus. Va ir, aišku, kad tradicija ir mes jos paisysim. Nes blogas, ne blogas, tikrai geras, bet neigiamas komentaras laidos pabaigoje yra nuostabus. Aišku, kad jis yra paimtas iš publikacijos apie mus portale delfi.lt, nes ten patys geriausi komentarai, tikrai. Žiūrėkit, paklausykit. Vedėjas elgesi, tarsi stovėtų lauke tarp karvių ir avinų ir jiems kažką pasakotų ir aiškintų, jo manieros pasibaisėtinos. Keiskite laidos vedėją, nes su esamu jūsų laida neturi jokios ateities. Aš jos jau nežiūriu, nes vedėjas verčia vemti, tik jam išsižiojus. Žiūrėčiau laidą, jei būtų malonus ir draugiškas vedėjas. O ne šitas žmogelis, kuriam reikėtų palikti laidą ir daugiau niekada nelysti prieš kameros objektyvą. Objektyvą, pabrėžiu, yra su į trumpąją. Tai ačiū bičiuliai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad susitiksime ir po savaitės. Iki.